aukojo aukas. Čia ant kražių medžiokalnio augo šventas ąžuolas, iš po kurio šaknų tryško stebuklingas šaltinis. Deja, šiandien tas stebuklingas šaltinis yra išdžiūvęs. Bet aš nuoširdžiai, kai mes vėl atvira širdimi atsigręšime į gamtą, kai pradėsime ją gerbti, mylėti, mokytis iš jos, tikiu, kad šis šaltinis vėl stebuklingai pradės tekėti. Na, o kokie stebuklai ten vyksta? Gal ir šiandien, o gal nevyksta, gal mes patys atvirom širdim prisikviesim tos stebuklus. Tai kviečiu kartu su manimi ir su mano palydovu pakilti į viršų ir pasižiūrėti. Kviečiame visus į Deivės Medeinės maldas. Na štai, užkopėme į medžioklę. Apsidairykime visi. Eidami, neužmirškite pasimti gilę. Pasidėti į rankinę, nes gilė mums suteiks jaunystės, padės mums siekti savo tikslų, veržlumas, didesnės ar mažesnės. Apsukame raudonų siūlų. Aš pasiėmiau didesnės, galim mažesnės, galim. Nu, bet žiūrėkit, kad ąžuolo šakelės rūpinės čia. Kaip ir sakiau, medžiokalnis tai Deivės Medeinės šventykla, Deivės Medeinės šventoji vieta. Mes čia matome Deivės Medeinės šventyklą. Aukojame. Žemyną, žemės derlingumo Deive, aukojame tau. Gabija, ugnies Deive, aukojame tau. Austėja, šeimų gausintoja, aukojame tau. Milda, meilės Deive, aukojame tau. Už sveikatą, už laimę, už pinigus, ką pritrauktume, už meilę, už džiaugsmą, už draugystę.